Tokia biški mandant. Miegot labai. Nors karočią dar neišvažiavom iš Kauno, įsipliavome jau kaip miegot nori. Tai tokia kelionė buvo. Nu, visą kelionę realiai Reelsus pražiūrėjau. Tai addictioną tokį pagavęs Reelsų biškį. Bet yra 5 kilų iki Talino. Jo, 5 kilų iki Talino. Tai nežinau, čia degalinį įsimiegosim ir rytoj davažiuosim. Vis tiek rytoj nuo 10 atsidaro duris, pasiemi ten wristbandus, karoči, panašiai, tai... Pirti. Įsimiegovom degaliniai. Labai geras sirklekas buvo, su valteriu šovėm, blinelius su džemu, labai patiko. Dabar važiuojam iki Talino. Kiek čia liko? Gal pusvalandis iki Talino liko, važiuosim tiesiai į areną. Ten mus pasitiks, pasimsim apyrankės, leidimus, visą kitą, susipažinsim su vieta. Ir tada 12 val. Bus track walkas. Apsižiūrėsim trasą, leis apsieiti, pažiūrėsim kaip tarka padaryta, kaip ten seksis važiuoti. Kaip aš tarkai ruošiausi, tai mintise, karočiai, įsivaizdavau, kaip atrodys, kaip važiuosiu ir manifestavau tiesiog. Vaizduoti treniravausi. Kampų starte, karočiai, iš vietos trampliną bandėm peršokti, taip ir padirbom, žinai. Ir nežinau, ir paskui po track walko 3 val. Bus pietus, nežinau, ten vaišins mus, nevaišins, nežinau, pavalgysim ir diena bus kaip ir baigta mūsų. Tai nežinau, dar gal kažką paveiksim į vakarą, nežinau, bet oras toksai niūrus, tai nieko čia labai nepriveiks. Bus penktadienį važiavimai ir šeštadienį. Tai aš nežinau, čia gal maždaug vyksta taip pat kaip Amerikai Supercross'as, tas formatas maždaug toks, žinai. Pačiam būtų įdomu iš šono pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta, bet smagu, kad galėsiu ir sudalyvauti. Kiek mačiau iš nuotraukų, trasa tai visai nebloga atrodo, tai turėtų, manau, patikti. Okay, yeah. Yes. And you can then park the car at the back over there. Okay. So that's it? Yeah, right at the moment. Okay, thank you. Thank you. Gerai važiuoju. Nestabdė tai. Tavęs jau jo? Gali būt. Jo. Va, aš ten stovėsiu iš karto prie įėjimo. Man? Tai va, sakau. Neblogai. Visai neblogai, ką žinau. Gražu, įdomu. Keista, žinai, būt tokioje aplinkoje atmosferoje. Nežinau, kažkas naujo. Čia biški turėjo būti kitoks. Bet įsikibimas maždaug bus toksai, kai dirbam pas tą toj trasytį. Nežinau, bet gali būt, kad bus per minkštas. Gali būt priekis per minkštas. Tai aš dėl to galvojau. Čia va, Marko, kaip darysi, jeigu tu darysi. Nu, bet čia, žinai, gali ir šokt. Kažkaip gal. Guys, like similar to Supercross there in Lithuania. Ne. No? Nothing? No, nothing. Like, we went to our local track, and did like start from the jump and try to jump like the... Ah, okay. Yeah.
So that was the training for Supercross. So this will be something very new for you. Yeah, like no expectations at all. No, in Latvia we have new arena now. Speed zone. Yeah. And there was, okay, there's no ruts, but the jumps are quite steep, you know. It's quite Yeah. technical. And in Estonia they also have a like indoor track. It's Adrenaline Arena. Yeah, Adrenaline Arena is like, would be nice to train there. Like, Yeah. I wrote the Speed Zone guys, they didn't respond to me, so I didn't went. Really? Yeah. You texted where? Like to them? Email. Yeah? Yeah. You should have asked me. I give you the owner number. Normally he responds. I love shrooms, I might get that tattoo. Might just keep it cool, depending on my mood. The sun is rising, depending on my moon. Tell them boys back it up, cause I'm finna act a fool. Yabba dabba do, I'm a yabba in my coupe with my fellas. For the soft levers, bumpin' fella cootie. I'm that gin and juice, after that I left the roof. After that we hit the after hours spot to the afternoon. I love shrooms. Groceries was hands on, I can't come out with my hands on. I worried around with the answer, I just give it up like my handball. Like the handle, back in the days of the bando. Back in the band You can't fuck with the homies you cancel. Tampon, walk with a man with a holding in the hand. holding the hand. Focus after transforming to a Lotus. Pull up with Rolls Royces, two Swiss, like two twin hostess. Focus, focus, Varom paieškosim pasidėti kažkur, bet oras tai belekoks lievas. Belekoks. Atėjom arbatos. Duos mums čia viduramžio arbatos. Skersti. Atsigėrėm arbatos, einam atgal kažkur. Einam paganysim akis. Kas žino, tas žino. Karoči, čia gali jaunimui nepatikti šio laikiniam, bet tai einam čia tuo keliu. Tėvas pamatė, pažiūrė, fu, nuhui, eina du čivelis susikabinę rankom. Ir dar žiūri juos, fu, nuhui. Ne, nu žiūri, na. Išėjo tėvas, karoči, pasižmonėti. Jo, Pamatė. į miestą išvedėm. Taip, vakariukas pasisuko. Pakelt sąjungą. Gavom 10 eurų nemokamai. Tai savo šaibų šiandien neleisim. Bet varysim ruletę palošti. Erla sakė, kel šiandien. Imsi? Arba imsim, arba eisim dėdį namo. Senio, o lindarų. Kita pusė. Kaip sekės Irlandai? Olinas tačiau, karoči, net nesupratau, bet žiūriu, kad 0 eurų liko. Perla žiūri gerą idėją, tiksliau mes vakar kalbėjom. Jeigu laimi karočią šaibą, tai statom ant raudono kazinkį ir pabandom padvigubinti. I get up and nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches and get to what's real.
žinau, 6 minutės, bet tai ilgos, o 6 minutės trasa labai tokia maža. Išvažiavau pirmą ratą, tai žemė labai tokia limpanti, kur darai posūkį, nepadarysi taip, kad ratas nuslystų, žinai. Ir nežinau, antram važiavė vos spjovė per šikną, nes labai mėgsta žemė, iš karto pasidarė vėžės gilės, išmėgau ir metė per šikną, Valteris nufilmavo, rodo, sakė. O šiaip nežinau, pirmose ratose kaip ir trasa įveikiama buvo, paskui sunkėjo. Sunkiausia dalis tai yra bangos, nes aš pas bangas kaip ir nežinau, lėtai pravažiuoju, po 2 šakinėjau, kad taip pravažiuot, nu, dar nežinau, dar nepasiryžau taip daryt, tai nežinau. Šitai. Nes jau prie to vėjus, kur aplenkia tave. Ne, viskas gerai, bus geriau. Startą pirmų bėgimą. Popu, šiaip įdomus, smagu labai. Įdomu, aš įsivaizduoju. taško ir net nematai ir dar slidu. Išoriai. Nes tuo metu važiuoja, žinok, kaip bibis. Nes į tą viešą išvažiuoja, tai neišėjo, šok vieną per pygubą. Jo, neslydo. Čia stoja, čia. Nu, nes karočią priekį važiavo ir labai sunku. Bet šiaip, nežinau. Šiaip gan smagu buvo. Vis tiek turėjau su kuo pažaisti, žinai. Tik va, kai pagalvoji, kad nuplemba startas galėjo išeiti geriau,
tada pagalvoji, kad nu biški trūksta agresyvumo, galėjai geriau, tai biški nervuoja. Bet tai paėmus, tai žiauriai smagu. Aišku, gaila, į finalą nepapuolėm, bet nu, ne mes vieni nepapuolėm. Visi čia stiprus, visi čia sunku biški. Gan sunku, bet nežinau, rytoj manau bus geriau. Pakeisim žvaigždę jo, išbandysim, ar geriau bus, ar ne, nežinau, bet nu, blogiau tai tikrai nebus. Tai dabar visą laiką pirmų bėgių tik tai važiuoju. Tai žinai. Kas startą eina? Aš ir dabar sakiau. Keičiu galinę žvaigždę, nes pirmą bėgių tik tai važiuoja. Realiai važiuoja, antras per greitas gaunasi, o pirmas per lėtas labai. Tai realiai ritmą negali pagauti. Pakeisiu, bus pirmas bėgis ilgesnis. Tai galės pirmą važiuoti greičiau tiesiog pagal planą. Bandysim testas, bet šiaip turėtų pasiteisinti. Kaip po vakar dienos progresą matai? Šiaip po vakar atsikėliau šiandien, tai toksai nuo tų bangų, nuo tos tarkos, man kažkaip rankas tokios pavargusios jaučiasi. Bet šiaip šiandien geriau jaučiuosi trasai, su kiekvienu važiavimu vis geresnį savo rato laiką padarau. Ir gan neblogai. Aišku, tos pozicijos netenkina manęs, tėvo labiau. Jo. Bet, nu, šiaip viskas gerai. Stosim į startą, manau, 8. Reikia gero starto ir kaip ir viskas aišku. Kaip startuosi, taip ir suvažiuosi, nes vis tiek lenkt nėra kur trasoj. Nebent būsi labai naglas. Tai jo, matysim, kaip šiandien seksis. Bet esu nusiteikęs gerai.
smagus eventas, žiauriai patiko, tikrai kartočiau, bet kitam kartui, ką daryčiau kitaip, tai varyčiau pasiruošti šitom varžybom, važiuočiau, nežinau, turbūt į Latviją, gal į Estiją, sustočiau statelę padaryti, arenai pasidaryti treniruotę, nes, čia tikrai reikia pasiruošti tokiom varžybom, bet šiaip, vakar iš pradžių buvo sunku, o šiandien paskutinį važiavimą dariau, tai labai gerai jaučiausi iš tikrųjų, aišku, startas nepaėjo, bet tai daugam nepaėjo, bet šiaip, nežinau, važiavimas tikrai neblogas, labai smagu arenui, daug žmonių, muzikytė, viskas, tema bais. Ir mačiau, turiu palaikymą čia, tai labai smagu, kas atvažiavo, gal yra ir iš lietuvių kažkas, tai... Bet šiaip žiauriai smagu, kad turiu ir čia palaikymą, žinai, atvažiavęs. Tai ačiū tiem, kas atvažiavo. Thanks for watching and see you next time! Aptariuką varom. Patikrinsim, kaip ten kas. Informuosim. Ar labai svarbu, manau, derino, bet tai žiūrėkit, atrodo. Dar sudaug man atspėti. Prie tokių spalvų. Du durnas. Ja, atsargiai šiandien. Great job, Marcelo!